Mokestiniai patikrinimai. Mokesčių administravimo įstatymas numato tokias dvi rūšis, tai yra mokestinis patikrinimas kaip toks ir mokestinis tyrimas. Tai mokestinis tyrimas tai yra mokesčių administratoriaus atliekamų mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena, apimanti pateiktų mokesčių deklaracijų, muitinės deklaracijos, dokumentų bei kitos apie mokesčių mokėtojų turimos informacijos analizę, mokesčių mokėtojų vizitavimą, jų veiklos kontrolę, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje. Mokestinis tyrimas gali būti atliekamas be atskiro pavedimo mokesčio administratoriaus pareigūnui atliekant tiesioginės darbo funkcijos. Atvejus, kai VMI pareigūnas privalo turėti ir mokesčių mokėtojas pateikti užduotį atlikti mokestinį tyrimą, nustato mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės. Muitinėje mokestinis tyrimas atliekamas po muitinio įforminimo be atskiro pavedimo pareigūnams vykdant pareigybės aprašyme nustatytas pareigas, remiantis dokumentais įformintais teritorinėje muitinės deklaracijoje ir prie jų pridėti krovinį lydintys prekių kilmės, komercinį ir krovinio gabenimo dokumentai ir mokesčių mokėtojo pateiktais dokumentais atsižvelgiant į gautą teritorinės muitinės pranešimą apie nustatytus trūkumus ir prieštaravimus. Mokestinio tyrimo metu, kaip ir kalbėjom, mokesčių administratorius atlieka preliminarų mokesčių mokėtojo veiklos tyrimą, kurio metu siekiama nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus. Mokestinio tyrimo metu mokesčių administratorius gali atlikti pateiktų mokesčių deklaracijų, muitinės deklaracijų, dokumentų ir kitos apie mokesčių mokėtojų turimos informacijos analizę, siekiant nustatyti trūkumus ar prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje. Taip pat gali atlikti mokesčių mokėtojų vizitavimą, veiklos kontrolę. Mokesčių mokėtojų mokestinį patikrinimą mokesčių administratorius gali pradėti ir neatlikęs mokestinio tyrimo. Mokestinio tyrimo metu mokesčių administratorius gali paprašyti mokesčių mokėtojo pateikti mokestiniam tyrimui atlikti reikalingus duomenis arba dokumentus, paaiškinimas apie turto įsigijimą ar pajamų gavimo šaltinius, paprašyti juos pagrįsti, taip pat jis turi teisę daryti tų dokumentų kopijas, išrašus, žymas ant duoti mokesčių mokėtojų privalomus vykdyti nurodymus. Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka patekti į mokesčių mokėtojų teritoriją, pastatus, patalpas, atlikti faktinis patikrinimus, įrengti skaitiklius ir matavimo prietaisus, o nustatęs pažeidimus, už kurios numatyta administracinė atsakomybė, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą ir panašiai. Mokestinis tyrimas gali būti atliekamas tiek mokesčių mokėtojo, tiek mokestį išskaičiuojančio asmens atžvilgiu. O mokestinis tyrimas yra mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais ir kituose srityse. Taigi mokestiniai patikrinimai vykdomi, kai mokesčių administratorius, siekdamas nustatyti tikrintinus mokesčių mokėtojus, sistemingai vykdo turimų mokesčių mokėtojų duomenų analizę, vadovaujantis mokesčių mokėtojų rizikos analizės ir atrankos principus ir tikrintų mokesčių mokėtojų kontrolės procedūrų planavimo reglamentuojančiais teisės aktais. Duomenų analizės metu nustačius administruojamų mokesčių įstatymų nuostatų reglamentuojančių mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimo pažeidimų riziką, inicijuojami mokesčių mokėtojų patikrinimai. Mokesčių mokėtojų mokestiniai patikrinimai taip pat inicijuojami kitų kontrolės procedūrų, tai yra mokestinio tyrimo, operatyvaus patikrinimo metu nustačius pažeidimus arba neatitikimus.
Mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti mokesčių mokėtojų lygybės principą, gali atsitiktiniu būdu pasirinkti tikrintinus mokesčių mokėtojus, jų tikrinimo mastą ir laiką, atsitiktiniu būdu atrinktų mokesčių mokėtojų mokestiniai patikrinimai gali būti pradedami neatliekant išankstinių tokių mokesčių mokėtojų veiklos analizės ir nenustačius neatitikimų ar pažeidimų rizikos mokesčių mokėtojams apskaičiuojant, deklaruojant ir mokant mokesčius. Atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų dydį, ekonominės veiklos ypatumus, nustatytų mokesčių mokėtojų finansinių rodiklių pokyčiai bei neatitikimų pobūdį ir kitas aplinkybės, mokesčių administratorius pasirenka tikrinimo mastą ir laiką. Tikrinimo mastas apima tikrinimo sritis, temas, laikotarpius, už kuriuos tikrinimą, bei tikrinimo metodus, pavyzdžiui, tikslinga ar ne atlikti inventorizaciją ar kitus faktinius tikrinimus. Pasirenkant tikrinimo mastą atsižvelgiama į mokesčių mokėtojų rizikos lygį, atrankos kriterijus, kurių pagrindų mokesčių mokėtojas buvo atrinktas mokestinių prievolių vykdymą ar kitą turimą informaciją apie mokesčių mokėtoją. Pavyzdžiui, gauta iš trečiųjų šalių, ankstesnių patikrinimų rezultatus ir panašiai. Patikrinimo metu tikrinimo mastas gali būti keičiamas. Kompleksinio patikrinimo metu mokesčių administratoriaus pareigūnas atlieka visų administruojamų ir mokesčių mokėtojų privalomų mokėti mokesčių administravimo įstatymą 13 straipsnį numatytų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimo už tam tikrą laiką. Mokesčių administratorius gali priimti sprendimą atlikti teminį mokesčių mokėtojų mokestinį patikrinimą, kai reikalinga patikrinti vieno ar kelių mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnėje numatytų administruojamų ir mokesčių mokėtojų privalomų mokėti mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą už tam tikrą laikotarpį. Teminis patikrinimas taip pat gali būti atliekamas, kai mokesčių administratorius nusprendžia patikrinti mokesčių mokėtojo pateikto prašymo grąžinti mokesčio permoką skirtumo pagrįstumą. Mokesčių administratorius atlieka ir operatyvus patikrinimus, kurių metu siekiama nustatyti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo įstatymuose arba jų lydimuose teisės aktuose numatytas pareigas apskaitos mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtojų ir kituose srityse. Ši mokestinio patikrinimo rūšis nuo kompleksinio ir teminių patikrinimų skiriasi tuo, kad jo metu tikrinamas ne mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumas, o tai, ar mokesčių mokėtojas tinkamai atlieka mokesčių ar kitose teisės akto nustatytas jam pareigas. Pavyzdžiui, ar laiku registruojasi mokesčių mokėtojų, informuoja apie pasikeitusius registravimosi duomenis, ar apskaita tvarkoma nepažeidžiant teisės akto reikalavimų. Operatyvaus patikrinimo metu taip pat gali būti tikrinama, kaip mokesčių mokėtojas vykdo muitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą jam numatytas pareigas. Taip pat siekiant surinkti priešinę informaciją, tai yra norint gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją, susijusių su tikrinamai mokesčių mokėtojų ūkiniais finansiniais ryšiais, be kurios negali būti baigtas kito mokesčio mokėtojo patikrinimas. Mokesčio administratoriaus pareigūnas, atsižvelgdamas į tai, koks patikrinimas atliekamas, patikrinimo tikslus ir kitas aplinkybės, sprendžia, kur patikrinimas gali būti atliktas. Jeigu mokestinės patikrinimas atliekamas mokesčių mokėtojo patalpose, mokesčių mokėtojas turi sudaryti mokesčio administratoriaus pareigūnui patikrinimo atlikti reikiamas sąlygas, tai yra skirti tinkamą darbo vietą, kur jis galėtų atlikti savo pareigas. Mokestinių patikrinimų periodiškumas. Mato mokesčio administravimo įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai nustatė, kad kompleksinis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus, teminis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip kartą per pusę metų, numatomi tam tikri apribojimai. Tačiau operatyvaus patikrinimo metu periodiškumas ir apribojimai netaikomi. Pavedimas tikrinti – tai oficialus dokumentas, kuris patvirtina
kad yra pradėtas atitinkamas kompleksinis teminis ar operatyvus mokestinis patikrinimas ir kad pavedimo nurodytiems mokesčių administratoriaus pareigūnams pavesta šį patikrinimą atlikti. Čia nurodyti rekvizitai, kurie privalo būti nurodyti mokesčių administratoriaus pavedime atlikti mokestinį patikrinimą. Prieš pradedant faktinį, kompleksinį arba teminį patikrinimą, mokesčių administratoriaus pareigūnas privalo mokesčių mokėtoją informuoti apie pavedimo atlikti patikrinimą įrašymą įteikiant jam pranešimą apie numatomą mokestinį patikrinimą. Apie pavedimo atlikti patikrinimą išrašymo mokesčių mokėtojas gali būti neinformuojamas, kai yra pagristos rizikas, kad mokesčių mokėtojas gali paslėpti arba sunaikinti patikrinimo atlikti reikiamus dokumentus. Taip pat, kai yra kitų aplinkybių, dėl kurių patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų. Taip pat mokesčių mokėtojas gali būti neinformuojamas, kai mokestis apskaičiuojamas pagal pateiktus dokumentus kitų institucijų atlikusių asmenų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustačiusių mokesčių įstatymų pažeidimus. Tačiau neįgaliotų mokesčių administravimo įstatymą nustatyta tvarka atlikti mokesčių administravimo veiksmų pačiam mokesčių administratoriui neatliekant patikrinimo. Taip pat mokesčių mokėtojas neinformuojamas, kai atliekamas likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas. Mokesčių administratoriui atliekant mokesčių mokėtojo operatyvų patikrinimą, pranešimas apie mokestinį patikrinimą mokesčių mokėtojui nesiunčiamas ir mokesčių mokėtojas apie pavedimo tikrinti išrašymą neinformuojamas. Mokesčių administratoriaus pareigūnam teisė tikrinti mokesčių mokėtojo apskaitos sandorių ir kitus dokumentus, registrus, kompiuterinės apskaitos sistemas ir jų duomenis, mokesčių mokėtojo veiklo naudojamus materialinius techninius išteklius, įrengimus bei pagaminto produkciją ir kitus objektus. Ši teisė realizuojama tiek, kiek tai yra susijęs su mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo, be atskirų mokesčių mokėtojo pareigų vykdymo patikrinimų. Pavyzdžiui, siekiant patikrinti PVM apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo, mokesčių administratoriaus pareigūnas turi teisę tikrinti mokesčių mokėtojo PVM sąskaitų faktūrų registrus, jų išrašomos ir gaunamos PVM sąskaitas faktūros, bei kitus dokumentus, kuriais remiantis gali būti nustatomas šios mokestinės prievolės dydis. Reikalavimas sudaryti mokesčių administratoriaus pareigūnui mokestiniam patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas reiškia, jog mokesčių mokėtojas privalo skirti mokesčių administratoriaus pareigūnui tinkamą darbo vietą, kur jis galėtų atlikti savo pareigas. Siekia tinkamai gyvendinti mokesčių administratoriaus pareigą, atlikti mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patvirtinimą, mokesčių administratoriui būtina turėti visus dokumentus, kompiuterinės apskaitos duomenis, reikiamus mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumui patikrinti. Pareiga pateikti mokesčių administratoriui minėtus dokumentus bei duomenis nustatyta mokesčių mokėtojui. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas reikalaujamus dokumentus yra praradęs, mokesčių administratorius privalo mokesčių mokėtojui leisti juos atkurti ne per trumpesnį kaip 15 dienų terminą. Dingęs visiškai ir iš dalies sugadintas mokesčių mokėtojo dokumentas turi būti atkuriamas vadovaujantis dingusių visiškai arba iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registro atkūrimo tvarka. Mokesčių mokėtojas mokestinio patikrinimo metu, taip pat jo rezultatų tvirtinimo metu turi teisę teikti savo pastabas ir paaiškinimus dėl patikrinimo dalykų ir kitų su patikrinimu susijusių aplinkybių.
To siekiama, kad jau mokestinio patikrinimo metu įforminant bei tvirtinant patikrinimo rezultatus būtų išsiaiškintos ir nustatytos visos aplinkybės reikšmingos teisingo mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimai. Prie patikrinimo aktą pridedamos rašytinės mokesčio mokėtojo pastabos, paaiškinimai ir įrodymai ir apie jų pateikimą yra pažymimų patikrinimo akte. VMI pareigūnui atlikus kompleksinį arba teminį patikrinimą, patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu. Patikrinimo akte nurodomi tikrintini mokesčiai bei laikotarpis, už kurie jie buvo tikrinti. Mokesčio administratoriaus pareigūno patikrinimo metu atlikti veiksmai. Tai yra duoti nurodymai, atlikti faktiniai tikrinimai ir panašiai. Aprašyti mokesčių įstatymų pažeidimą, jeigu tokių buvo nustatyti, kiti mokestinio patikrinimo metu nustatyti faktai, taip pat pateikiama kita numatyta informacija. Susipažinęs su patikrinimo aktu, mokesčio mokėtojas turi teisę mokesčio administratoriui pateikti pastabas dėl patikrinimo akto, jeigu jis nesutinka su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotom mokesčių ir su jais susijusiom sumom. Taip pat jei nori pagrįsti kitas aplinkybės, kurios gali būti svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus. Tai gali būti mokesčio mokėtojo pateikti tam tikri faktai arba aplinkybės dėl patikrinimo rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo, aplinkybės galinčios turėti įtakos baudos dydžiui ar priimant sprendimą dėl atleidimo nuo delspinigių, pasiūlymas pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ar su juo susijusių sumų dydžių ir panašiai. Visos mokesčio mokėtojų teikiamos pastabos turi būti susijusios su patikrinimo dalyku. Tai yra su patikrinimo akto rezultatais, patikrinimo akto teisėtumu ir pagrįstumu. Su patikrinimo dalyku nesusijusių pastabų ir mokesčių. Pastabų mokesčio administratorius nevertina.